Sveiki, gyvi. Dėkoju, jog susirinkote. Matau, jau visai nemažai jūsų susirinko. Turėčiau atsiprašyti truputėlį. Mano balsas šiek tiek užkimęs, bet tikiuosi gerai girdite. Jei girdite, duokite kokį ženklą. Tikiuosi girdite mane. Matau. Ranką pakėlėt, ačiū. Gerai, tai šiandien papasakosiu truputėlį apie mūsų jau tikrai ne naują Gen24 inverterį ir su juo jau gana naujus energijos perjungimo elementus, kuriuos pasiūlėm vieną vasarą, kitus rudenį. Tai truputėlį apie viską iš eilės. Taip, tai prezentacija bus įrašoma. Taip, jeigu turėsite kažkokių klausimų, tai juos galite užduoti į klausimų skyrelėje. Prezentacijos gale pasistengsiu juos atsakyti. Taip pat mikrofonai, kameros turėtų būti išjungti ir vėliau po prezentacijos kelių dienų bėgyje pasistengsiu visiems išsiųsti video įrašą. Taigi, kas manęs nepažįsta, tai esu Andrius Jančauskas, techninis patarėjas Baltijos šalims. Čia yra mano telefono numeris ir elektroninis paštas. Tai jeigu turėsite kažkokių klausimų, pageidavimų, nerasite kažkokios reikiamos informacijos, reikės surasti sprendimą, tai prašom kreipkitės į mane. Pasistengsiu padėti, kaip tik galėsiu. Taigi, Gen24 ir Gen24+, tai yra kaip ir vienas inverteris, tiesiog Gen24+ turi aktyvų pajungimą baterijom, o Gen24 tas pajungimas yra užrakintas. Abu inverteriai yra nuo 3 iki 12 kW, turi PV Point jungtį, tai yra avarinio režimo pajungimas, kai tinkle dingsta įtampa, mes galime turėti energijos viena faze iki 3 kW iš saulės. Taip pat inverteriuose yra Dynamic Peak Manager, tai yra šešėlių valdymo algoritmas ir po 4 skaitmeninius įėjimus išėjimus. Apie tuos 4 skaitmeninius įėjimus išėjimus jau esu apie tai kažkada kalbėjęs, bet trumpai priminsiu, jeigu norėsite, galėsiu ir plačiau truputėlį papasakoti apie tai, arba vėliau, jeigu bus noras, atsiųsiu daugiau informacijos, kaip visą tai veikia, ar nuorodą į kitą webinarą, kur ten gana aiškiai viskas paaiškinta, kaip veikia, kaip įsijungti ir kaip pasidaryti nustatymus. Tai trumpai tariant, tie 4 papildomi įėjimai išėjimai, jais galime valdyti perteklinę energiją, kuri jau iškeliautų į ESO tinklus. Tai, tarkime, nustatymuose galime nurodyti, kad kai pasieks 5 kW į tinklus, įjungti
tarkime, vieną iš kontaktų, paduoti per tuos kontaktus signalą ir per vėrėlę, tarkime, jungti baseino pompą. Kai energijos perteklius sumažės nuo 5 iki, tarkime, 2 kW, atjungti šią rėlę. Ir taip valdyti perteklinę energiją, kuri iškeliautų šiaip į tinklus. Tai, o jeigu mes nėra kažkokie įrenginiai, kažkokios apkrovos nėra apribotos laike ir veikimo ilgume, tai, tarkime, nežinau, skalbimo mašinas nepaleisim per šį kanalą, nes vidury skalbimo gali apsiniaukti ir dingti pats skalbimas. Bet, tokius kažkoks oro kondicionavimas, kažkoks šildymas ir panašiai, tai 4 tokius įrenginius galime panaudoti. Taip. Trumpai dar apie Gen24 aprašymą, kurį prieš tai dar matėt. Ir šiaip renkantis inverterį reikėtų atsižvelgti į kokias sroves jisai priima. Nes nuo to priklauso ir kokius modulius galime naudoti ir kokio ilgio, kaip jį jungsime ir panašiai. Taip pat atkreipčiau dėmesį, kad tarkime Gen24 inverterio įtampos ribos yra nuo 80 iki 100 voltų. Tai gana plačios, naudojama MPPT įtampa yra nuo 80 iki 800 voltų. Kas nutiks, jeigu daugiau bus negu 800, tai tiesiog galia truputėlį mažės. O kas bus, jeigu mes daugiau negu 1000 voltų iš modulių pusės sujungsime, tai galime sugadinti inverterį. Todėl reikėtų prieš dedant, prieš jungiant viską puikiai apsiskaičiuoti. Tą mes turime ir Solar Creator programėlę, kurioje galima susivesti duomenis. Vedant duomenis, nepamiršti pasikoreguoti ir neigiamą temperatūrą. Prie ženkliai didesnės minusinės temperatūros tos įtampos gali padidėti žiemą. Taip, čia viduje matom tiek Gen24, tiek Gen24 Plus jungtis. Šioj pusėje yra DC, jos taip pat yra ir baterijų pajungimo jungtis. Tiesiog Gen24 inverteryje jos yra neaktyvios, neveikiančios. Komunikacijos plokštė ir PV Point pajungimas. Tai apie PV Point dar truputėlį vėliau. O jeigu mes turime įsigiję Gen24, kuris yra šiek tiek pigesnis negu Gen24 Plus, tai mes jį galime bet kada programiškai atnaujinti ir jis taps Gen24 Plus, prie kurio galima bus jau jungti ir baterijas ir turėti tokį jau pilną hibridinį inverterį. tą atrakinimo kodą galima įsigyti per e-shopą. Taip pat dar paminėsiu, kad Gen24 inverteriai yra AFCI, tai yra lanko aptikimo funkcija.
lankas aptinkamas DC pusėje. Tai yra, jeigu kažkokie blogos jungtis yra panaudotos, jose gali, tarkime, atsirasti mikrolankai, kurie po truputį degina, didėja, kol įvyksta gaisras. Tai šią funkciją galima aktyvuoti arba deaktyvuoti tiesiogiai prisijungus prie inverterio. Rekomenduojama ją palikti visados, bet tarkime, kai kuriais atvejais gali ne visai tinkamai veikti, tarkime, naudojant optimizatorius. Optimizatoriai kelia tam tikrą triukšmą, kuris klaidina būtent šios technologijos, šio aptikimo darbą, tokį klaidina truputėlį ir gali rodyti, kad yra lankai, bet iš tiesų jų nebūti. Dar paminėsiu, kad per parą gali ši funkcija aptikti iki 4 kartų, tarkime, aptiko 1 kartą, inverteris 10 minučių atsijungia, po to vėl persikrauna, vėl žiūri, tikrina, ar viskas gerai. Jeigu vėl aptinka, tai vėl 10 minučių ir per parą taip 4 kartus gali be kažkokių stiprių atjungimo pačio inverterio sustabdymo 4 kartus taip testuotis ir tikrinti, ar nėra to lanko. Jeigu 5 kartą aptinkamas lankas, tada inverteris jau išmeta klaidą, nustoja veikti ir tada jau reikia tikrinti DC pusėje visus laidus, sujungimus, ar viskas gerai. Patikrinus, jeigu pašalinus problemą, inverteris vėl tikrinsis vėl, ar viskas gerai. Jeigu viskas gerai, toliau viskas veiks kaip numatyta ir jūs būsite išvengę gaisro. Taigi, apie patį avarinį maitinimą, tai gana lankstų sprendimai, tai priklausomai nuo vartotojo poreikio, vienfaziai, trifaziai, ar tik tai daliai apkrovų, ar visam namui, ar perjunginėjam rankiniu būdu automatiškai, su akumuliatoriais, be akumuliatorių, daugybę įvairių sprendimų. Tai ir tarkime, dingus visiškai elektrai, jisai vėl gali nuo nulio startuoti, inverteris ir taip. Taigi, keli galimi sprendimai, tai yra PV Point ir Full Black. Full Backup. PV Point, kaip jau minėjau, viena fazė iki 3 kW galima įrengti šalia inverterio rozetę arba nuvesti į skydelį ir padaryti, tarkime, perjungiklį būtinosioms apkrovoms. Taip, arba pilnas maitinimas, tai yra irgi iki 12 kW 3 fazėmis. Taip, šiai dienai su Gen 24 Plus inverteriu yra suderinami BID ir LG Flex baterijos. LG yra nuo 8,5 iki 17 kWh, BID yra nuo 2 skirtingi baterijų tipai, HVS ir HVM. HVS yra
geba tiesiog greitai didesnę srovę iškrauti inverterį. HVM lėčiau įsikrauna, išsikrauna. Tokie nedideli skirtumai. Taip. PV Point toks supaprastintas veikimas, kaip jisai veikia. Taip. Ir pilno avarinio maitinimo schema irgi tokia nesudėtinga, reikėtų naudoti smart meterį ir papildomą atjungimą nuo tinklų. Taip, tokios kelis dalykus paminėsiu, kad dingus įtampai inverteris sukuria aukštesnį dažnį, tam, kad atsijungtų papildomi energijos šaltiniai kiti ir inverteris dirbtų vienas dirbti. Jeigu buityje yra kažkokių kritinių įrenginių, kurie turėtų dirbti, bet prie šio dažnio nedirba, neveikia, jį rankiniu būdu galima pasikoreguoti nuo 50 Hz plus minus 3 Hz. Taip pat perjungimo delsa yra kaip ir oficialiai deklaruojama iki 15 sekundžių, bet realiai tai užtrunka porą sekundžių ir mūsų kolegos toliau dirba, kad tai būtų galima padaryti iki milisekundžių. Kaip mūsų inverteriai yra sukurti, tai nėra labai ten paprasta padaryti, bet mūsų technikai sakė, kad visgi yra įmanoma, tiesiog dabar jie testuoja ir kažkada ateityje tai turėtų pasirodyti visiems. Dar paminėsiu, kad Gen 24 Plus inverteriai nėra off-gridiniai inverteriai ir jie turėtų dirbti maksimaliai iki 2000 valandų per metus arba apie 20% viso inverterio veikimo. Dirbant ilgiau off-gridinio režimo, tiesiog greičiau dėvisi dalys, komponentai ir inverterio resursai mažėja. Dar keli dalykai specifiniai, priklausomai nuo šalies, kai kur ten, kur vienfazės sistemos kartais reikia 2 polių, ten, kur trifazės sistemos kartais 4 polių perjungimo. Taip, dar kartą paminėsim, kad tarkime, inverteris gali atiduoti, iškrauti 22 amperais, bet jie priklauso realiai nuo pačios baterijos. Kaip minėjau, video atveju HVM lėčiau krauna, dabar mintinai turbūt ir nepasakysiu, kiek amperų, reikėtų pastikrinti, bet HVS daugiau, tai irgi reikėtų pastikrinti, bet greičiausiai bus 20 ar 22 amperais turbūt kraus. Taip, pasileidimo metu taip pat truputėlį ir turime didesnės galias paleidžiant PV Point arba pilną maitinimo šaltinį. Taip, taigi priėjom dabar prie avarinio energijos perjungimo sprendimų. Tai nauji mūsų gaminiai. PV Point Comfort. Tai prieš tai minėjau, turime
PV point, tai yra avarinį režimą viena faze iki 3 kW dingus įtampai. Tai čia yra automatinis perjungiklis, kuris esant įtampai ima į tą vieną fazę iki 3 kW iš tinklų, dingus persijungia iš saulės. Valdiklis, kuris perjunginėja, daro automatinį perjungimą arba rankinis perjungiklis darbui iš baterijų. Taigi dar truputėlį apie PV point ir jo tuos skirtumus. PV point yra visose Gen 24 ir 24 plus inverteriuose. Kaip standartas. Tai aktyvus tik tais tada, kai nėra įtampos tinkle. Taip pat reikėtų naudoti ir nuotėkio arėlę papildomai pasistatyti dėl saugumo. O PV point comfort tai yra irgi 3 kW viena faze. Šį elementą galima įsigyti su visų komplektu, su papildomam detalėm, su prijungimui. Ši plokštė komplektų dedasi, montuojasi į šią dalį, čia yra AC dalis. Tai čia įsideda, šalia yra PV points pajungimo gnybtai. Taigi su juo turime nuolatinį tiekimą tiek iš AC arba iš saulės. Šie abu elementai veikia be baterijų. Taip, tai va čia toksai trumpas irgi dar schematiškas parodymas, kaip atrodo pats pajungimas. Bet mes, kaip Fronius, turime daug įvairių instrukcijų, tai jeigu reikės nerasti, kreipkitės, padėsiu susirasti ar pagelbėsiu su pačiu pajungimu, kaip paaiškinti. Taip, čia kaip atrodo jau sumontuotas PV point comfort. Turim automatinį tokį perjungimą, nereikia kažkokių papildomų apkrovų atjungti. Taip, ir taip, turite inverterį, turite saulės, bet neturite įtampos, ar turite, nesvarbu, jūs dienos metu turėsite energijos, bent jau tam rezerviniams elementams, kuriems būtina energija. Taip, jeigu turite baterijas, rankinio arba automatinio perjungiklio, dabar truputėlį apie rankinį perjungimą, tai yra vienos fazės sistemoms arba 3 fazių sistemoms. Svarbu, kad jie turėtų po papildomą kontaktą į inverterį, kad inverteris žinotų, jog yra tikrai atsijungta nuo tinklų. Tai rinkoje galite rasti įvairių sprendimų, bet Fronius išleido ir savo sprendimą jau iš karto su papildomu kontaktu. Galima tiesiogiai montuoti, nedidelis, taip pat yra 63 amperų, jisai yra ir versija su neutralės atjungimu. Čia pavyzdys, kaip, tarkime, skydeliais atrodytų. Ir kaip veikia, tarkime, pirma pozicija, čia pajungta,
tinklas pajungtas. Antra pozicija dabar atjungta yra rezervinis šaltinis. Padarius perjungimą, persijungia atvirkščiai ir pajungiamas akumuliatoriaus veikimas. Automatinis perjungimas, tai yra net ne viena ir ne dvi versijos, ką galima padaryti su automatiniu perjungimu. Tai yra galime naudoti iš atskirų komponentų susirinkti visą automatinį perjungimą, bet tam reikia gero supratimo apie schemas, kaip viską jungti, bet jeigu patys sugebate tą daryti, tai yra turbūt vienas pigesnių sprendimų. Jeigu nenorite, yra, tarkime, visas skydelis iš karto surinktas, tai pastatate šalia skydelį, nesudėtingas pajungimas ir paleidimas. Bet yra ir dar toks tarpinis sprendimas tarp šitų, tai yra naujasis Froniaus maitinimo valdiklis. Jis yra gana nedidelis, kaina jo irgi mažesnis negu visas skydelis Enviteko, tarkime. Ir jį yra taip pat instrukcijas, kaip laidus, kaip susijungti. Tai yra irgi gana nesudėtinga. Šiai dienai yra 35 amperų, tai yra berods 20 keli kilovatai. Jeigu įvadas pas jūs didesnis, šiai dienai neturime galimybės pasiūlyti, bet kitais metais greičiausiai turėtų irgi pasirodyti, jei gerai pamenu, 63 amperų valdiklis toksai. Ir su neutralios atjungimu taip pat kitais metais pasirodys. Taip, tai yra nebrangus, paprastas gana sprendimas automatiniam perjungimui turint baterijas. Taip, tai kaip kas veikia, taip pat nėra čia sudėtinga, kada veikia režimas iš baterijų. Tai matom indikacijas, mėlyna arba žalia lemputė. Jeigu dega žalia, tai yra prie tinklų pajungta, jeigu mėlyna, iš baterijų veikimas yra pajungtas. Taip pat kaip atrodo sumontuotas. Dar paminėsiu, jeigu yra galimybė, kaip minėjau prieš tai, pirkti ir trečiųjų šalių komponentus, bet Fronius išleido savo tam, kad kuo daugiau komponentų galėtumėte pirkti iš vieno mūsų pardavimo kanalo. Tai yra iš vienų rankų, garantijos yra iš vienų rankų, iš tos pačios įmonės, tarkime, sugedus kažkokiam komponentui, viskas čia yra Froniaus produktai. Tai viską gydymo atveju galite kreiptis tiesiai į mus. Taip, ir veikimas esant tinklui. Veikimas tinklui yra atsijungus tinklui, persijungia tiesiog iš baterijos veikimas. Taip. Dar apie paleidimą. Čia iš toj daly komunikacinės plokštės yra
pajungimas wiring shutdown, tai yra avarinio atjungimo sąsaja pajungimas. Šitoj daly modbuso pajungimai, tai čia pažymėta, kur kokius reikėtų laidukus sujungti. Ir skaitmeninių įėjimų, išėjimo gniptai, tai čia irgi pažymėta yra, ką kur sujungti. Žinoma, čia visi šitie sujungimai yra supaprastinti ir galbūt kyla daug klausimų, ką čia prie ko jungtis, bet jeigu yra poreikis, noras, tai galėsiu pasidalinti ar video mokymais, kurie šiaip gana Froniaus yra gana aiškus, ar instrukcijom, tai galite drąsiai kreiptis. Ir dar noriu paminėti, jeigu turime PV Point, tai yra neturime baterijų, tai mums reikia pasirinkti, ką mes norime naudoti. Negalime tuo pačiu metu turėti ir PV Point, ir baterijų. Tai nustatymuose reikėtų pasirinkti, ką naudosime, ar baterijas, ar PV Point. Taip, apie šituos tiek, dar truputėlį papildomos informacijos. Norėčiau dar priminti, jei kas nežinote, apie Fronius Smart Meter IP. Tai yra energijos matuoklis su srovės transformatoriais, kurį galima jungti įprastu būdu prie inverterio per modbus. Galima jį jungti Wi-Fi prie namų interneto tinklo arba LAN kabelių prie namų interneto tinklo. Tai yra, tarkime, jeigu mūsų inverteris yra kažkur kitam pastate negu mūsų buitis, įvadas ir pagrindinis interneto ryšys, tai tarkime įvadę galima kažkur susimontuoti šį Smart Meter IP ir per bendrą interneto ryšį komunikuoti su inverteriu. Tai jei nėra galimybės pravesti laido, yra kažkokios trinkelės išklotos ar dar kažkokios priežastys, dėl ko negalima modbuso kabelio nustiesti, tai vienas iš sprendimų būtų štai naudoti šį Smart Meter IP, pasinaudoti bendru interneto tinklu. Ir dar priminsiu, galbūt jau daugelis žino apie vasarai vykusius atnaujinimus programinės įrangos. Tai dabar yra galimybė asimetrinį generavimą daryti. Tai Gen 24 inverteriams ir Verto inverteriams galima asimetriškai iki 33% tarp fazių daryti atidavimą ir visą pagamintą energiją, jeigu nėra per didelis skirtumas tarp fazių, sunaudoti buityje ir neatiduoti į tinklus. Taip pat yra galimybė, naudojant vieną Smart Meterį, apriboti tiek senesnį Snap inverterį kartu bendroje sistemoje su naujesniais Gen 24 Verto ar Tauro inverteriais, naudojant tik vieną Smart Meterį. Ir taip pat jau galiu pasidžiaugti, kad jau visai ne už kalnų turėtų pasirodyti ir nuotolinio valdymo jungimas montuotojams. Jau yra jisai paleistas Austrijoje, Vokietijoje ir Australijoje. Ir kitais metais
vis pridės naujas šalis ir tikimės, kad visai greitai turėsime galimybę naudotis nuotoliniu valdymu, tai yra keisti parametrus, nevykstant į galutinio vartotojo namus, o tai padaryti nuotoliu. Taip, tai šiam kartui turbūt tiek iš mano pusės. Taip, tuo aš bandau pasižiūrėti, ar čia turim kokių klausimų. Taip, yra keletas klausimų. Taip, Gen24 veikia PV Point ir Gen24 ir Gen24 Plus. Tai tarkime, įsigijom Gen24, jis yra šiek tiek pigesnis, jį nenaudojam, tarkime, galbūt ateityje norėsim naudot, atsiprašau, biškai pamečiau, tai čia biškai pasiklydo. Taip, taip, tai Gen24 veikia PV Point, Gen24 Plus taip pat veikia. Tai jeigu įsigijom Gen24 Plus, bet neturime baterijų, galime taip pat naudoti PV Point jungtį. Taip, kitas klausimas. Minėjote, kad su Fronius inverteriu yra suderinamas BID ir LG Flex baterijos, o kitų gamintojų baterijos, ar jos tiesiog neveiks su šiuo inverteriu, ar veiks, tačiau nebus integracijos ir nebus galima stebėti baterijos duomenų. BID ir LG baterijos tinkamos, nes tiek baterijų BID, tiek LG, kiekvienas iš jų gamintojų turi savo BMS, tai yra baterijų, celių įkrovimo, iškrovimo algoritmus ir komunikacijas su pačiu inverteriu. Tai greičiausiai neveiks, tiesiog inverteris nekomunikuos, nes bus skirtingi protokolai, kuriais bendrauja inverteris su baterija ir negalės susikalbėti su kito gamintojo baterija. Aišku, jeigu galbūt kažkas ir veiks, kažkurie gamintojai, bet bent jau kaip mes Fronius inverterių gamintojas esam ištestavę ir galim patikinti, kad būtent su šiais veikia. Jeigu jūs tiesiog turi daug gamintojų baterijų ir turit Fronius inverterį ir turit noro testuoti, aišku, galite testuoti, galbūt rasite, kuris protokolas tinkamai veiks ir valdysis tinkamai. Tai, mes atsakome būtent už šios dujų baterijų gaminius. Galbūt dar paminėsiu, kad kitais metais pasirodys ir Fronius baterijos. Tai yra, turėsite galimybę įsigyti dar vieną elementą tiesiai iš Fronius. Taip, toliau, ar yra apsauga nuo trumpo PV Point? Trumpo jungimo ne, kaip ir nėra, reikėtų ją pasistatyti atskirai. Reiktų patikslinti, kad Snap inverteriams nebus nuotolinio valdymo. Taip, ačiū labai Gintarai už patikslinimą. Taip, nuotolinis valdymas bus tik tai Gen24, Verto ir Tauro inverteriams. Senesniems Snap inverteriams to nebus, nes jie turi kitokią komunikacinę plokštę, tai yra Data Manager, ir mes jos nebevystom. Visuose naujesniuose inverteriuose yra Pilot komunikacinė plokštė.
Tai Fronius Backup Switch 63 amperų yra automatinis ar rankinis. Rankinis. Čia yra rankinis, tai yra dingus įtampai, reikia rankiniu būdu perjungti, kad inverteris žinotų, jog yra atsijungta nuo tinklų. Automatinis perjungimas dirbam ir kitais metais turėtų pasirodyti ir automatinis valdiklis 63 amperų. Taip, dar vienas klausimas. Perskaičiau, kad geležies fosfato baterijos gali būti kraunamos tik teigiamoje temperatūroje. Ar tiesa, kad BIDS HVM baterijas galima naudoti tik šildomose patalpose? Negaliu šito dabar atsakyti. Geriau, aišku, dirba visos baterijos teigiamoje temperatūroje, bet reikėtų pasitikslinti, kadangi tai nėra mūsų gaminys. Tuo aš dar pabandysiu gal. Taip. Iš kur turėjau mūsų būsimų bateriją tokį preliminarų aprašymą. Taip, kokios čia temperatūros. Taip, matau, kad tarkime mūsų būsimos baterijos, jas aplinkos temperatūros ribos bus nuo -20 iki +55. Tai va, dėl BIDO negaliu atsakyti tiksliai, reiktų pasižiūrėti, galėsiu vėliau jums atsakyti elektroniniu paštu. Taip, čia Valdas Juknys pakomentavo, krovimas prasideda nuo +5. Tai galbūt reikėtų pasitikslinti. Gerai. Taip, klausimų lyg tai daugiau nėra. Dar aš neišjungsiu šitos visos prezentacijos. Tai jeigu dar turite klausimų, galite parašyti arba mano elektroniniu paštu galite parašyti ir aš jums atsakysiu. O šiam kartui dėkui jums už dėmesį ir pranešiu apie kitus webinarus, kurie greičiausiai bus jau kitais metais. Ačiū ir linksmų švenčių jums visiems. Iki.